Tai ką, menopauzė, tai, nu, iš tikrųjų daug moterų nori suprasti, kas vyksta su mumis, ką galim padaryti, kad tai būtų lengviau. Ir reikia suvokti galbūt, kad menopauzė tai yra tiesiog naujas etapas, nieko ten jame blogo nėra. Žinant, kaip su tuo susidraugauti, priimti tuos pokyčius ir ne tik priimti, bet ir susidraugauti, tai visiškai tavasme branda, moteriškumas atsiskleidžia ir viskas yra smagu. Tai pagrindiniai tokie galbūt fiziologiniai dalykai, kas vyksta per tą menopauzę, tai mažėja estrogeno kiekis organizme. Nu ir tie estrogenaigi viską mums jaukia ir nuo miego, nuotaikos, svoris, prakaitavimas, karščio bangos, nerimos, panikos atakos. Nu, žodžiu, va tokių gali būti reiškinių. Ir vienas toks dalykas, ką aš visą laiką galvojau, kad menopauzė tai yra tada, kai baigėsi mėnesinės ir va tada jau ir prasideda menopauzė. O iš tiesų paskutinėj konferencijoj tai buvo minėta, kad tai vyksta net ir 10 metų, nors tradiciškai mėgsta medikai sakyti, kad 2-4 metai iki pasibaigiant mėnesiniam. Tai iš tiesų, ta prasme, jeigu dar ir yra tos mėnesinės, tai nereikia negalvoti, kad ir pas mane neprasidėjo tas laikotarpis. Tai kokie pagrindiniai dalykai, ką tikrai daugelis žino, kad pagrindinis dalykas, kas gali padėti, tai mityba, fizinis aktyvumas ir kiek kas yra atviras papildomai papildams arba eteriniams aliejams. Kodėl papildai? Nes yra labai svarbu baltymų kiekis moteriams. Kodėl eteriniai aliejai? Nes jeigu per šį laikotarpį jūs patirite didžiulį stresą, tai net jeigu jūs ir tinkamai maitinsitės, labai viskas sustiprėja poveikis. Tai dėl to vat, eteriniai aliejai, apie kuriuos mes šiandien irgi pakalbėsime, padeda šiek tiek nuimti tą įtampą, kad atsilaikyti ir susikontroliuoti. Tai šiandien labai džiaugiuosi turėdama svečiuose Violetą, mes jau apie tai kalbėjome, kai man buvo pirmas signalas ir aš buvau išsigandusi. Man Violeta kaip ta mama, kur paskambini bet kada ir visada pakonsultuos tokiais klausimais, kaip ką padaryti, kaip kas veikia ir kaip problemą išspręsti su sveikata. Tai Violeta, labai ačiū tau ir tada vat, nu, apie tą menopauzę. Tai kas vis dėlto gali mums tikrai realiai padėti, ką reikia žinoti? Mhm. Sveikos merginos. Tai vat aš irgi kažkada labai bijojau šito, nes tikrai mačiau, kaip mano mama kenkinosi, kaip močiutė, kaip mūsų giminiai visos moteris, net būnant jau virš 80, tie prakaitavimai, bet tos visi simptomai visus turėjo. Ir jau taip galvoju, nu greičiausiai ir man tai bus, nes jeigu taip sako, viskas paveldima. Bet ačiū Dievui iš tikrųjų, vat, kad tikrai va šitą melaliuką pasitaikė tokiu laikotarpiu, kai man buvo, tada man atrodo 57 ar 8 jau metai. Ir va, kai pradėjau visus papildus, eterinius, ir iš tikrųjų net nejaučiu, Laura, net nejaučiu iš tikrųjų, kad kažkas tai būtų, va, būtų kažkokia problema, tai aš nežinau, gal pradžioje, va, pirmus tuos metus kažkas tai būdavo tokia karščio, dabar tai tiesiog užmiršau kaip blogą sapną. Tai aš tiesiog taip ir visoms siūlau, jeigu tikrai mylit save ir nenorit turėti problemų, tiesiog norit gyventi tokį, nu, tokį gerą laikotarpį, aš skaitau, kad čia yra pats geriausias laikotarpis, jau būna tokių metų moteris ir vaikai paaugę arba užauginti, kai tave tiesiog nebevaržo ten nei tos mėnesinės, o nebereikia ten skaičiuoti, kada tu galėsi eiti atostogas ar baseinus, ar maudytis, kai kažkoks tai yra pats geriausias ir tikrai saugiausias laikotarpis. Tikrai visiems labai siūlau naudoti papildus. Man asmeniškai labai padėjo tas Peak Performance, ta dėžė, aš ją kaip vartoju 8 metai, taip ir vartoju. Ir be abejo pridėjus visus aliejus. Labai norėčiau tau, sakiau, kad nu, kalbėti tai žodžiais, kad būtų suprantama, tai kas tas yra ta dėžė, ta papildai, kad orientuotis, kas tai. Gal man reikia atnešti, parodyti gyvai, aš galvoju, gal reikėjo pasidėti, va tiesiog, ar ne? Nesinešiu, tiesiog turiu šalia, bet man reiktų nubėgti man iki virtuvės pasimti. Gal tiesiog parodysiu aš.
Jo, iš tikrųjų, tai va dėžė, kuri tikrai yra išganimas, manau, kad čia tikrai visom moterim turėtų būti, kuriuose yra 30 tokių pakelių, 30 dienų. Ir tikrai mes, kai vat, nu, turime čia visus papildus, kurie tikrai reikalingi kiekvienai dienai. Ir vitaminai, mineralai, kurie reikalingi tiesiog moterim, nes jau ir darosi ir su kaulais problema. Taip pat širdies visokie permaišymai, ten yra ir omega, ten kardio omega, kuri širdies ritmą sutvarko. Ten yra florifai, kuri būtinai reikalinga menopauzės laikotarpiu, būtinai probiotikus vartoti. Gerosios bakterijos. Yra silvaisas, kuris taip pat kaip antioksidantas būtinas menopauzei, būtiniausias. Taip pat resveratrolis reikalingas. Ten yra ir proveksas. Tai aš kaip pagalvoju, ten viskas yra, ko reikia. Taip, kad čia išimti, išdalinti, nu, nėra prasmės. Aš taip iš pradžių galvojau, kad kalbėsiu apie proveksą, apie silvaisą, florify, vitaminus, mineralus, omega. Taigi čiagi viskas yra kartu, tai čia nėra prasmės, kaip sakau, tų buteliukų skirsi. Tai yra taip patogu, tai yra pigu, tai yra eurai 30 centų dienai tik tai. Įsivaizduokit, mergaitės, kaip pigiai, eurai 30 centų. Kai ledai kainuoja Palangoj, 4 eurai ledai kainuoja. Tai čia tiesiog Tai pagrindinis akcentas yra omega, antioksidantai, taip, antiks vitaminai. gerosios bakterijos ir resveratrolis, provaksas, kuris iš tikrųjų kraujotaką gerina ir tiesiog tai yra kaip 10 000 Kalifornijos vynuogių, kurios kaip vynas geras, iš tikrųjų reikalingas moteriai kiekvienai dienai. Tai yra apsauga ir nuo prakaitavimo ir be abejo tai yra apsauga nuo onkologijos. Tik tai vat ką aš sakau, norėčiau pasakyti, tie, kurie turi, nu gal padidintą tokį prakaitavimą, gal ten daugiau problemų, ten ir turi su kraujotaka, nori dar labiau paskystint kraują, tai galėtų nusipirkti papildomą provekso dėžutę. Ir dar vieną kitą kapsulę išgerti dienos metu. Tai tikrai nepakenks, tuo labiau, kad ir metabolizmui labai gerai skirtas yra dar viena papildoma kapsulė. Tai čia jau būtų toks savęs palepinimas ir tikrai dar geresniai savijautai. Ir aš manau, kad jeigu dar moteris pridėtų eterinius aliejus, bent jau 4, bent jau Palauk, clarisiai. palauk, aš žinau, kad tu nori papasakot, bet aš žinau, kad moterims, ta prasme, kurios, nu, tasme, nevartoja papildus, dar 5 metai atgal, tu gi žinai mane, kad aš buvau visiškai skeptiška ir ar atmečiau tą dalyką, tai dėl to noriu iš lėto ir ne pavadinimais, kuriuo ne visi supranta, o tiesiog, kad įsisąmoninti, ką vis dėlto. Tai gerai, tai mityba, einam papildai, kur tave, Mityba. kas mitybui Taip. turi būti? O mityba, tai iš tikrųjų tai labai svarbu. Vat ką iš tikrųjų aš sakau, pati pastebėjau pagal save, kai tu, va ta 3R programa iš tikrųjų jinai yra tiesiog, kaip atrodo, kaip Dievo duotas čia mums toks įrankis ir tokia pagalba moteriai, kai tu iš tikrųjų gali sutvarkyti savo tą visą mitybą, va su tais baltymais, va baltymo turi būti daugiau ląstelienos, iš tikrųjų daugiau va to tokio, kaip aš sakau, sveiko maisto ten ir tuo pačiu, jeigu dar išgersti ir tos kalio, magnio, cinko, natrio, tas sustainą, elektrolitus, jie labai tikrai padės va tam visam reikalui, tikrai labai pajaus visos. Ir aš dar labai vis tik tai siūlau labai vitaminą C. Mūsų vitaminas C, melaliuko, iš tikrųjų yra nuostabus, iš tikrųjų yra imunokompleksas, kurį aš jau geriu 8 metai be pertraukos ir žiemą vasarą kartu su kokteiliu varytiniu ten pasidarau. Tai vat jeigu jūs, sakau, įjungsit ląstelieną, vat tas eina ir R3 programai, ląstelieną, ar ne? Tai vat įjungsit va peak performance ir jeigu dar tuo pačiu ir svorį norėsit pareguliuoti, nes menopauzės laikotarpiu labai iš tikrųjų su svoriu būna visokie dalykai. Žinokit, tikrai nepriaugsit ne kilogramo, galbūt dar ir numesit. Nu, man asmeniškai tai tikrai labai padeda, aš labai nieko, nei vat kaip svėriau prieš 15 metų, tiek ir dabar tiek pat. Reiškia, matomai vis tiek, jeigu veikia man, o tikrai čia ne iš tos giminės esu, kur ten, žinai, kaip sako, tokia kaip visa, ne, gink Dieve, mano visa giminė yra tikrai tokie. Tai čia reiškia jau tikrai tiek, kiek save myli. Čia jau tikrai, sakau, moteris, kiek save mylėsit, tiek ir turėsit. Vat ką įdėsit, tą ir turėsit. Čia tai jau tikrai faktas. Tai nežinau tiesiog apie papildą. Taip, prašau. Norėčiau dar paminėti, kas tai yra programa, nes Violeta vėl pasakė žodį R3, kur greičiausiai niekas nežino. Tai yra programa, kuri subalansuota. Praktikoje ją vadina moteris lieknėjimo programa, bet iš tiesų skatinimuose, kuri subalansuota, tai yra sąrašai, taip ir ne, programa trukanti 6 savaitės ir iš tiesų dėl cholesterolio jie renkasi, kas dėl cukraus kiekio kraujyje, kas ir per menopauzę irgi išsireguliuoja, nes nu, labai širdies krūvį padeda, turi didelį.
Tai į mitybą orientuojasi į baltymus, kas yra ir labai svarbu mūsų menopauzės laikotarpiu. Mhm. Dalyvauja šitoj lieknėjimo programoj, tikrai pajaučia akivaizdžius rezultatus, nes ir vat Violeta rodė tą dėžę vitaminų, tai į tą programą įtraukta ta dėžė vitaminų, papildomas skaidulos ir baltymai. Yra visa sistema, tai jeigu norėsite daugiau apie tai sužinoti, paprašykite, atsiųsim jums tiesiog apie tą programą video, nes, kaip sakant, su ta programa Mhm. labai daug zuikių ir pas ką cholesterolis, ir pas ką svoris, Tikrai, menopauzė, tai yra ar kas ten dar, cukrus kiekyje kraujyje, pagrindiniai tie tik, tikrai, va dalykai. būtent. Iš tikrųjų, sakau, čia nušauni du zuikius, va 3R programa atrodo sukurta moterim, tai pirmiausia, nes ten tu, tai tu tada ir svorį sureguliuoji, metabolizmas statai, visą tą hormonį pilvuką numeti. Ir svarbiausia, tu tiesiog pats gražiai, raumenis tavo gražiai, dar jeigu pridėsi eterinius aliejus, aš vėl prie jų noriu, va, tai tiesiog bėgti į priekį. Tai čia tiesiog turėsite, nu, be galo didelę savo dovaną. Ir iš tikrųjų gerą savijautą, gerą energiją, tiesiog užmiršit, kas tas yra bloga nuotaika, kas tai yra tiesiog pykčio bangos, kas čia yra tiesiog nerimo kažkokie dalykai. Praktiškai iš tikrųjų, žinok, nežinau, tiesiog neturiu savo aplinkoje va tokių, kuriuos vartoja ir būtų kažkas negerai, nu nežinau, net neturiu tikrai nei vieno tokio pavyzdžio, nes kas vartoja tos dalykus, tai tie visi tikrai gerai jaučiasi, tiesiog ir matosi iš tikrųjų pagal juos, ir pagal jų savijautą, ir pagal išvaizdą. Tai Tai eina tikrai labai mhm. mitas Tai va, mažinti. mityba. Jeigu ten, pavyzdžiui, aš sakau, žmogus, va, tiesiog nori pradėti save mylėti, tai tiesiog va, prieš menopauzę, aš sakau visom pasimatuokit pradžiai, bent jau tiesiog tą pirmą, antrą savaitę, ten jeigu bijo to žodžio R3, ta programa dar nežinote, nu bent jau, sakau, tiesiog pabandykit ko baltymo to įvesti į savo racioną kasdieninį ir pradėti tos pusryčius ne nuo pyragaičių, tiesiog nuo nesaldžių pusryčių, nuo kažkokios ląstelienos, nuo sūrio, nuo varškytės, nuo kažkokio tai kažko tokio maisto lengvesnio. Ir be abejo, pridėkit pasivaikščiojimus, pridėkit kokį nors lengvą sportą. Tai yra be galo gerai moteriai menopauzės laikotarpiai pajudėti. Kažkiek tai sakau, nors cigūną padaryt, nors kažkokią praktiką, pagaliau nors pasimelsti, nors kažkur tai dėkingumo dienoraštį tiesiog pradėti rašyti, tiesiog gerai savijautai. Viskas, ką darysi dėl savęs, iš tikrųjų turės be galo tikrai gerą atgarsį jums ir jūs mylėdamas save, kaip aš sakau, darydamas su eteriniais aliejais, jeigu jūs pradėsit rytą pasitepdamas nuo pilvo apačios ir žiūrėsit savo akis ir pasakysit, kaip mylit save, kaip iš tikrųjų išeinat gyvenimo puošti savo šypseną, žinokit, taip ir bus. Ir aš tai galvoju, Laura, kad jeigu moteris, kuri iš tikrųjų myli save ir jinai negali pasakyti to, kad 2,30 € yra per daug. Nu, nežinau, aš tai manau, kad čia tiesiog, Tiesiog apie čia net patį, ne apie kainą. kada moteris renkasi sau, mums tiesiog reikia daugiau sužinoti, kad mums nu, apšviesti. Tai iš tiesų, ta prasme, kad vat, ką ir minėjai, malda, meditacija, nes tos, kurias patiria streso, o tikriausia daugelis iš mūsų patiria stresą, Mhm. prasme, jautrina visus, suaktyvina dar mūsų hormonus ir tuos visus simptomus dar paaštrina. Tai yra iš tiesų, ta prasme, ir dėkingumo praktikos, ką Violeta sakė, tą pati praktikuoja ir labai padeda, meditacijos, maldos, nu tai prie fizinio aktyvumo irgi tas, sakyčiau, eina Taip, šalia koja. Ir galiu. Mhm. pereiti prie eterinių aliejų, nes žinau, kad kitos yra eterinėms, Mhm. nu nieko čia ne stebuklas, bet iš tikrųjų, ta prasme, Mhm. tai yra veikiantis mūsų parasimpatinę nervų sistemą, o kas ten visi hormonai ir estrogenai, viskas labai susiję, tai dėl to iš tiesų jie labai stipriai mums padeda. Tai va dabar, Violeta, gal gali pasidalinti, kokie konkrečiai eteriniai aliejai padėtų šiuo etapu? Žinot, aš tai sakau, jau jeigu niekas nieko nežino ir jeigu nori bent jau šiuo etapu sau padėti, tai aš galvoju, nors jau pačius pigiausius, galima sakyt, 4 aliejus turėtų turėti. Jau patys, aš jeigu ten jau vėliau pridėti, ten galima rožę, ten, nu, ylang-ylang, aišku, bergamotę ten ir visus kitus dalykus. Tai žinokit, va tie 4 aliejai mano, kaip aš sakau, va tai yra Clary Sage, vaistingai šalavijai šitie. Tai va čia tikrai geraniumas, pelargonija, mėta ir levanda.
4 aliejai, kurie iš tikrųjų jums ir subalansuos hormonus, ir nuramins, ir iš tikrųjų padės moteriai būti dar patraukliai fiziškai, jeigu dar pridėsit ylang-ylango iš tikrųjų. Taigi čia yra afrodiziakas, iš tikrųjų, kuris reikalingas kiekvienai moteriai. Kaip aš sakau, jeigu tu afrodiziaką šitą naudosi su bergamote, ne tik pinigus pritrauksi į savo namus, bet ir vyrą tokį, kokį tu nori. Nes tai yra iš tikrųjų eterinis aliejus ylang-ylangas su bergamotais būtent pritraukia vyrą tokio, kokio tu nori, kokio tu verta ir kaip tu, ko tu prašai iš tikrųjų. Ir to labiau, kai jis labai turi ir raminantį poveikį, ir kai ir pulsą mažina, ir miegą iš tikrųjų reguliuoja. Tai va, tiesiog vienas tas išskirtinių, kur pradėjau, sakau, nuo 4 aliejų, kur sakau, bent jau 4, kurie va, labai naudingi menopauzei. Tai va, Clary Sage, kuris, kaip sakau, ir mažina karšto bangas ir gerina nuotaiką iš tikrųjų. Ir dar ką pasakysiu Clary Sage. Clary Sage, kaip aš sakiau, va, Olgai šeimininkė, tai yra moteris šeimininkė, kuri konservuoja, marinuoja, tai bet ką jinai daro dar iš tikrųjų. Clary Sage iš tikrųjų yra eterinis aliejus, kuris padeda suvokti, kaip teisingai gyventi. Jis padeda suvokti, kaip reikia maitintis, kad reikia sportuoti. Vat kai jūs pradėsit šitą vartoti, pas jūs ateis kažkoks sąmoningumas, kad tikrai reikia taip ir daryti. Jis iš tikrųjų, vat, bet tokiom sąlygom padės išgyventi ir tiesiog laikytis tų principų visų. Jau čia nekalbant apie kitas savybės, kad ten ir plaukams, ir skydliaukiai. Bet čia aš manau, kad moteris, kurios jau norės, tiesiog įsigys tą knygutę Vilniuje, tikrai žinau, kad turi ten knygutę, va, pas kažką ten dar turi, Laura, tu greičiausiai irgi žinai, kur įsigyti, va, grynieji aliejai iš Melaliukos, ten tos informacijos yra. Tai va, Violeta, kitas aliejukas yra leva. Taip. klausimas tau, kaip juos naudoti. Tuo Kaip pačiu. juos naudoti? Jeigu tuos visus, reiškia, jeigu norite, pavyzdžiui, tiesiog mišinį masažui pasidaryti, tai tiesiog, jeigu dar save mylite, pridėtumėt 1 lašą rožės, pavyzdžiui, 2 lašus levandos, pavyzdžiui, šitos, 3 lašus pelargonijos ir 4 Clary Sage. Nu, va čia tie 4 aliejukai, kurie jum padarys jau iš tikrųjų labai labai daug. Tikrai labai turėsite ir harmoningą tokią dieną, ar vakarą, ir tiesiog ir gerą savijautą, labai, nu, tikrai nuostabią savijautą turėsite. Jeigu naudosite tik peppermint aliejuką, jūs galite vien pakvėpuoti, jau nusiraminsit, jau tiesiog gausite tokio karščio bangom, taip pat ir atgaivins ir žvalins. Jeigu tiesiog įsipilsite į kokį purškalą pasigaminsit, ar negalima ten su levandos lašiuku, ten pipirmėtės įdėti ten, kad jūs tiesiog kokį purškaliuką tiesiog turėtumėt. Labai labai geras yra intymiai higienai, aš labai siūlyčiau su ylang-ylangu, levanda ir rože. Jeigu ten tiesiog po lašiuką įlašinti, tiesiog pastepti ten prie netoli intymios vietos, va, galima būtų dar vitamino E, ten kokio lašiukų nusipirkti, ten kokius keletą lašiukų ir pasitepti, labai irgi padeda, ar ten ylang-ylango. Tai žodžiu, jeigu moteris, sakau, kurios aš nežinau, čia ar melaliuko yra moteris ar nėra, tai tikrai labai siūlyčiau iš tikrųjų ir kokoso aliejų ten frakcionuoto nusipirkti, ten galėtų pastepti pilvo apačią. Labai naudinga pilvo apačią pastepti tuo baziniu aliejų. Jeigu ten neinate pas masažistą, kam padarytų, tai galite padus pasitepti. O tie, kurie visiškai netoleruoja aliejų, nepatinka, netiki dar, tai pradėkit nuo padų. Tiesiog padus pasitepkit ir žinok, kad jūs poveikį tą patį turėsite. Arba pilvo apačią, tai jau iš tikrųjų eini tu beveik į 100% į taikinį, nes ten ir yra visi dalykai, kurie ten pas mus va vyksta, ten tokie visi tokie. Tai va pilvo apačią, jeigu ten su šitos aliejais tiesiog harmonizuosit va, su viskuo. Be abejo, rožė, tai čia tiesiog nėra ko ten jau čia ir kalbos, čia yra karalienė, kuri, kaip sakau, jeigu papildas, tai yra karalienė šitas ir rožė, tai čia yra jūsų meilės savo išraiška, tiesioginė išraiška iš tikrųjų. Bet aš kalbu apie melaliukos rožę, ne apie kitas, aš kitų neturiu ir net negaliu, nes čia yra tikrai vienas lašas, jis daro stebuklą, kai mes jau į kremą įdedam, žinokit, jeigu naudosite eterinius į kremą, tiesiog į dieninį kremą ar naktinį įsilašysit po 1 lašiuką rožės, pavyzdžiui, į vakarinį galite frankincenso įsilašinti, pavyzdžiui, ar kokios myros, jūs jau turėsit ramią naktį ir gražią veido odą, nu tikrai čia labai padeda odai, nes oda nesensta, kai mes dedame ir jazmino,
kūno, tai tikrai labai daug ir harmonizuoja, ir padeda ploną odą tiesiog gydyt nuo raukšlių. Nu, geraniumas taip pat, vat sakau, Laura, turbūt žinai ar ne, geraniumas, tai čia iš viso yra ir labai daug, jis ten ir skydliaukiai, ir žodžiu, tiesiog neleidžia sau užlipti ant gerklės, kaip aš sakau, moteriai išsakyti, padeda visus dalykus, visas nuoskaudas ar dar kažką. Tai vat Arba ir bandyti. jie tiesiog reguliuoja estrogeno ir prostrogeno kiekį Taip, organizme. Tai veikia būtent. tiesiogiai mūsų hormonus. Ir dar vienas, ta prasme, toksai mišinukas, vat aš kaip galima pasigaminti. Šiaip būtų geriau stiklinis buteliukas, bet turiu va tokį plasmasinį. Ir Mhm. pilti kokių, nežinau, kiek tenais, kokių 30 ml, ne, vandens. 30 mililitrų. Mhm. Arba aš pilu mineralinį tiesiog vandenį, nes paprastas vanduo tai jisai rūgsta greitai. Ir tada yra kokie 10 lašų pipirmėtės, nes vat čia ypatingai tiems, kas turi tas karščio bangas, toksai vat pasigaminti tokį vėsinamą purškaliuką. Tada yra O šitą, atsiprašau, Laurite, gal per daug 10 lašų. Aš sakyčiau, ant 30 mililitrų. į 30 mililitrų. Ai, 30 mililitrų, pavyzdžiui, jeigu ten jo, tai 3 lašai, skaitau, levandų, 3 pipirmėtė. Žinokit, pipirmėtė labai duoda, jau tikrai esu išbandžius, labai pradeda akis, tokia duoda šarojimą, biški per daug. Labai užtenka mūsų 3 lašų levandos, 3 pipirmėtės, tikrai ant 30 mililitrų. Puikiai, daugiau nereikia, nes jau gaunasi kažkas tai tokio, nes jis yra atšaldo ir viską padarius, iš tikrųjų, dar, nu, taip sakyčiau, kad biški gal purkšti vis tiek prie akių, nes labai jaučiasi. Ne ant akių, Violeta, sakiau, ant rankų purškalą. Ant rankų, o va, jeigu ant rankų, tai taip, tada jo, tai galima tada dar ir pelargonijas išmaišyti, ten dar tiesiog irgi va geraniumo galima tiesiog. Jo, tai yra Taip, teisingai. jos geriausiai įsisavina mūsų eterinius aliejus, nes eteriniai aliejai patenka į kraujotaką per keliolika sekundžių, į centrinę mūsų nervų sistemą. Mhm, Užtrunka kelios sekundės, tai dėl to jie labai efektyvūs. Tai pakartosiu receptą. mhm, 20 mililitrų, tai jeigu, ta prasme, tikrai nedrąsu, dėkit 5 lašus, aš dedu tikrai daugiau pipirmėtės, tada yra 6 lašai levandos ir 4 lašai clary sage, tai yra šalavijas. Ir pasidarius tokį miksą, tiesiog, kai jaučiate, kad jau puola tos bangos, geriausias vietas, žinokite, va taip, va tiesiog. mhm, Čia ir kaklo zona. Tikrai labai mhm. Jo. tas kvapas ir tos emocijos susireguliuoja. Tai aš, žinokite, Mhm. kas mane pažįsta, tai visi žino, kad aš turiu tos purškalus ir naudojusi, kai va taip va, Aš irgi turiu. Mhm. kažkokie tai nuotaikų kaita, ar ten nerimo, panikos atakos ir visa kita. Ir tai susiję su tiesiog tokiu laikotarpiu. Mhm. Mhm. Arba kokį aš atsinešiau, mes su tavim apie jį šnekėjome, čia yra aišku paraštas. Aha. Žinokite, aš Mhm. pirkau, nes tai yra levanda, tai yra neroli, tai yra irgi labai daug Daug. eterinių aliejų, tokių žiedų, kas yra moteriški eteriniai aliejai, tai yra žiedai, mums gėlės patinka. Mhm. Kad naktis būtų rami, tai tiesiog, vat, I'm dreaming ir vadinasi šitas purškalas. Mhm. Tai aš įėjusi į miegamąjį savo, oi, kaip čia dabar prisipurkščiau, kokia aš rami. Mm. Į savo miegamąjį, prieš miegą išpurškiu ir tokį darau ritualą, kad ramiai numigti, užmigti ir, kaip sakant, laiminga atsikelti. Tai Čia tavo gera mintis. Mhm. Nežinau, ar toj sudėtyje yra ir lango. Nemačiau, nežiūrėjau, bet iš tikrųjų tai būtų labai, aš rekomenduočiau, jeigu ten yra, tikrai įdėti. Langas tai yra iš tikrųjų, kaip sakau, puikus afrodiziakas, jis labai ramina tuo pačiu. Ir kaip aš sakau, labai tokį duoda, tokią sėkmę dar pritraukia, dar laimę pritraukia, tuo labiau. Iš tikrųjų, langas yra puikus aliejus ir pagrindė, dar. kas Mhm. yra atsakinga, tai yra kopaiba, kur būtent ramina centrinę nervų sistemą Taip, ir prieš uždegiminį poveikį, tada yra vetiverija, kur yra taip. vis emociniui stabilumui ir padeda labai nerimui, tada yra ramunė, Mhm. tai švelniai Taip. ramina
įtampa, kas viskas aišku. Nerolis, kaip ir sakiau, mandarinas, apelsinas tai yra citrusai, kur ir balansuoja tą nuotaiką, palaiko hormoninę pusiausvyrą. Nu ir valerijonas, jūsgi žinot, kaip vat valerijonas, kad padeda atsipalaiduoti miegui. Tai vat Jo, taip. toks, aš sakau, aš tą mišinį nusipirkau vaikams, bet žiūriu, kad jisai man taip gerai šį laikotarpį, kad va taip va. Ir dar apie eterinius aliejus, tai galima, kaip Violeta sakė, masažą pasidaryti, pilvo apačią, padus, jeigu ten nedraugavote prieš tai su Padus. padukus, galima purškalą pasidaryti, galima Purškalą iš tikrųjų. Taip. Galite iš tikrųjų netgi panaudoti, žinokit, labai neblogai ir cinamoną. Cinamonas šiaip jisai reguliuoja daugiau gal menstruacijas, kurios dar turite dar menstruacijas, tai vat labai va padeda tokias ir tuo laikotarpiu, kad jos būtų dar, nu, kiek įmanoma dar geriau praeitų, taip gal sakau, toks ciklas būtų toks palankus, plus prie 3R programos nuostabiai gerai veikia padus, žinokit, kai tu patepi tą padus, tada tau nenorisi saldumynų, nes čia yra tiesiog aliejus, kuris topiškai veikia iš tikrųjų labai gerai. Tai vat, ką čia daugiau, turbūt Claris Sage va labai gerai, man atrodo, dar jis yra ir cukraus kiekį mažina berods. Jo, Claris Sage ir cukraus kiekį mažina. Čia, žodžiu, tie visi aliejai prie tos 3R programos labai neblogai. Tikrai, va, jie padėtų tiesiog ir vienam, ir kitam reikalui. Jie tiesiog vienas kitą papildo ir veikia sinergiškai, tikrai nebijokit pamaišyti ir turėsite iš tikrųjų ir kvapą gerą, ir nuotaiką gerą, savijautą gerą ir tiesiog turėsite, va, iš tikrųjų jums duos tos tokios, tos valios iš tikrųjų pasilaikyti biškį to režimo, va, tikrai, va, kaip aš sakau, Claris Sage, tas, va, šalavijų tas aliejus, iš tikrųjų, ką jis daro, jis tiesiog, čia yra dharmos aliejus, tai yra dharma, tai yra ne karma, o dharma, tai yra iš tikrųjų, kad tiesiog, kad suvoktume, kodėl tai pas mus į mūsų gyvenimą atėjo, vienokia ar kitokia situacija, kodėl va, tas ir tas įvyko. Tiesiog jis duoda suvokimą, leidžia priimti visą tai. Tiesiog priimti su dėkingumu ir padėkoti, duoti tam vietos. Čia iš tikrųjų, sakau, jisai, nu, tiesiog giduolis Claris Sage. Ir jisai, ko gero, numeris 1 yra Claris Sage prie visų karščio bangų ir tų hormoninių tokių svyravimų. Tai labai neužmirškit ir tikrai naudokit labai tiesiog, kaip ir sakau, čia, kaip ir visi kiti, čia praktiškai čia visi aliejai labai tinka. Bet tai po ką, toj knygutė, kad... mūsų Mhm. pusvalandukas jau ir pasibaigia, labai greitai šakst ir baigėsi, tai apibendrinant, kad tai yra normalus etapas, vyksta pokyčiai, bet tiesiog reikia juos ir priimti ir su jais susidraugauti. Tikrai labai padeda šiuo atveju subalansuota mityba, tai yra įtraukite daugiau baltymų, judėjimo, maldų, meditacijų, kad nepatirti dar didesnio streso. Papildai, kas, nu, kad ir kaip jūs skeptiškai bebūtumėt, bet žinokite, nu, aš sakau, aš esu ta, kuri buvau kategoriška ir šiai dienai galvoju, aleliuja, kaip gerai, nes, nu, visai kita kokybė. Eteriniai aliejai, kas gali padėti ir neužsidarykite vienos, nes tai vyksta pas visas. Ir nesvarbu, kad jūsų giminiai turėjo labai baisiai, jūs galite tai nutraukti, nes anksčiau nebuvo stipriai kalbama, kiek gali moteris savo padėti. Tai ar yra dar klausimų? Čia tuką greitai persižiūrėsiu. Claris Sage, iš ko padarytas aliukas? Iš šalavijo, iš kvapniojo Taip, šalavijo. vaistinė šalavija čia. Jo. Mhm. Su eteriniais aliejais vėl merginos, ta prasme, kad, nu, tai turi būti kokybiškas eterinis aliejus, nes rinkoje eteriniai aliejai yra labai visokie, yra sintetiniai, pusiau sintetiniai. Ir kad ateitų į ES eterinis aliejais, užtenka 5 procentų, kad jisai būtų grynas ir jau gali ant etiketės atsirasti grynas eterinis aliejus. Tai neapsigaukite, nes, kiek suprantate, chemija jums su estrogeno, ta prasme, poveikio teigiamo nepadarys ir dėl to atsakingai rinkitės Mhm. aliejus. Purškalas. Nu, dar pastebėjimą va tokį, iš tikrųjų, vat labai gerai, Laura, pasakei, kad atsakingai rinktis, nes žinokit, vat, esu girdėjus, kad moteris sako, vat, nusipirkau kremą ir įsidėjau, kad ir mūsų geriausią aliejų levandą tu įsidėsi, bet jeigu tu dėsi kremą, kuris ten turi chemijos, iš tikrųjų, tai va ta chemija visą ir įneš tau, ar į kūną, ar į veidą, bet kur, tai va labai atsakingai žiūrėkit ir į kokias priemonės dedat, nes tai čia
Sakau, čia jis yra kaip raketa nešėjas, jisai nuneš tau ir gerą, ir blogą. Tai vat tiesiog jeigu geras, vat, pavyzdžiui, melaliukas, aš pasitikiu visa kosmetika, tai tą tik ir naudoju, tai va ten jeigu įlašini, tai žinau, kad tikrai tai yra saugu, tai yra veiksminga ir tai tikrai labai efektinga. Ką, ačiū, kurios dalyvavo. Įrašą patalpinsime, jau kas nespėjo pažiūrėti iš jūsų draugės, tai viskas tvarkoj, turėsime, dalinsimės. Ir iki kitų kartų. Ačiū tau, Violeta. Ačiū tau, Laura.